O kam reikalingos tos meditacijos, ką jos duoda? Puikus klausimas ir ačiū už jį. Pirmiausia, tai reikia suprasti, kad tų meditacijų tai yra labai skirtingų būdų, variacijų ir išvestinių. Paprasčiausiai net ir indų plovimas gali tapti meditacija, arba malda taip pat gali tapti meditacija. Aš pats į tai labiau žiūriu kaip į instrumentą skirtą kažkam. Pavyzdžiui, tau reikalingas plaktukas, kad įkaltum vinio, ant to vinies pakabintum paveikslą. Tai tiesiog aš meditaciją naudoju kaip plaktuką, kaip instrumentą kažkam tais padaryti. Aš pasidalinsiu, kokią naudą man jos duoda ir kodėl aš jas darau. Tai pirmas dalykas, tai padeda sugrįžti į čia ir dabar akimirką. Tarkime, mano darbas yra protinis, kūrybiškas, protinis, sakykime, darbas. Aš labai daug būnu savo galvoje. Man reikia sugalvoti, reikia rasti atsakymą, reikia rasti sprendimą, reikia jį ir padaryti ir taip toliau, ir taip toliau. Tai labai daug visko vyksta šitoje galvoje, sakykime taip. Ir jeigu reikėjo kažkokių metodų, kaip sugrįžti, kaip ištuštinti tą galvą, kaip padaryti, kad jinai nurimtų nuo to viso, sakykime, triukšmo, idėjų ir taip toliau, kurios susikūrė per dieną. Ir, pavyzdžiui, padarau meditaciją, sugrįžtu čia dabar akimirką, mano galva nurimsta, mintis sulėtėja, arba jų visai mažai lieka ir aš esu vis daugiau šioje akimirkoje, pradedu pastebėti paukščiukus, grožį pasaulio ir taip toliau, ir taip toliau. Tai vienas dalykas. Man tai tiesiog ypatingai padėjo sustabdyti tą nuolatinį triukšmą galvoje. Jeigu tu intensyviai kažką darai, ypač su protiniu darbu, tai reikia kažkokio būdo jį išjungti. Tai aš pasirinkau tokį būdą, kaip meditacija. Kažkas išjungia tą visą triukšmą, pavyzdžiui, alkoholio pagalba sustabdo tą triukšmą, atsipalaiduoja. Kažkas sportu, kažkas seksu, yra įvairių būdų, kaip tai padaryti. Aš pasirinkau tiesiog meditaciją. Antras dalykas tai būsenos pakeitimas. Pavyzdžiui, atsikėlė ryte dėl kažkokių tais priežasčių pavargęs, tarkim, norėjai vėlai miegoti ir anksti reikia keltis. Tu padarei meditaciją, prisipildėjai aktyvių jausmų, susiliejai su motulio žemė, yra įvairių variacijų pavyzdys ir tiesiog įkvėpėjai save dieną ir prisipildė energijos ir tu pradedi jaustis energingesnis, iš tikrųjų, realiai, tiesiog to žodžio prasme, ir eini į dieną energingas. Arba kita variacija, priešinga, pavyzdžiui, kažkas įvyko, ar tai įvykis, ar tai kažkas tave išmušė iš vėžių ir tavo būsena pakrito, jautiesi toks prislėgtas ar dar kažkokia tai situacija. Padarei meditaciją, išėjai iš to burbulo, sakykime, negatyvaus ir pakeitei savo būseną, tu vėlėsi, sakykime, labiau savimi. Tai ir antra priežastis, kodėl jas darau nuolat. Trečias dalykas, tai jausena. Aš tai darydamas jaučiuosi daug geriau negu to nedarydamas.